Taigi sveiki visi susirinkę. Praėjusį kartą dalinausi Dievo žodžiu, remdamasis pasakojimu apie Juozapo brolius. Apie tai, kad svarbu yra nedelsti, spręsti konfliktus. Ir mes pažiūrėjom, kas nutinka, jeigu yra užlaikoma neapykanta. Šiandien noriu pasidalinti žodžiu apie tai, kas nutinka, kuomet žmogus, arba tikintysis įvardinsiu, atgailauja. Pažiūrėsim, kas tai yra atgaila, ką jį parodo ir prie ko priveda. Tikiu, kad mums visiems kažkada savo gyvenime teko atgailauti dėl kažko. Ir jau dabar šiuo metu turim kažkokį tai supratimą apie tai, apie to reikšmę. Bet šiandien labiau norėčiau prieiti tokią mintį, kokia yra vis dėlto atgailos pasekmė. Todėl šiandien pažvelgsim į 51 psalmę, kaip pavadinčiau Dovydo atgailos psalmė. Taigi 51 psalmė. Aš paskaitysiu Burbulio vertimą, bet jūs taip pat irgi galite sekti kitame vertime. Panašiai skamba, bet aš šį kartą pasirinkau šį vertimą, nes manau, kad jis aiškiau atskleidžia mintį. Taigi, Dieve, pasigailėk manęs dėl savo malonės, dėl savo beribio gerumo, panaikink mano kaltes. Visai nuplauk mano kaltę ir apvalyk mano nuodėmės. Išpažįstu savo nusikaltimą, mano nuodėmė visada yra prieš mano akis. Tau vienam nusidėjau ir padariau piktą tavo akyse. Tu teisingai teisi ir teisingą sprendimą darai. Štai aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina. Tu mėgsti tiesą širdyje ir slaptoje mokai mane išminties. Apšlakstyk mane įzopu, kad būčiau švarus, nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą. Leisk man patirti džiaugsmą ir linksmybę. Te džiūgauja mano sužeisti kaulai. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išdildyk. Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios netimk nuo manęs. Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane. Tada mokysiu nusidėjėlius tavo kelių, kad nusikaltėliai grįžtų pas tave. Dieve, išlaisvink mane nuo kraujo kalties, nes tu mano išgelbėjimo Dievas ir mano liežuvis šlovins tavo teisumą. Viešpatie, atverk mano lūpas ir mano burna skelbs tavąją šlovę. Tu nenori aukos, jei aukočiau deginamąją auką, tau nepatiktų. Auka Dievui yra sudužusi dvasia, sudužusios ir nusižeminusios širdies tu, Dieve, nepaniekinsi. Būk palankus ir daryk gerą Sionui, statyk Jeruzalės sienas. Tada tu gerėsies teisumo aukomis, aukosime veršius ant tavo aukuro. Taigi, Dovydas, būdamas Izraelio karaliumi, padarė sunkią nuodėmę. Kaip jau turbūt pamenat, jis permiegojo su savo karininko žmona, dėl ko vėliau gimė vaikas ir jis taip pat pasiuntė tą patį karininką į karo frontą,
kad būtų nužudytas Amoritų rankomis. Ir negana to, dar vėliau vedė jo žmoną. Tai buvo neeilinis nusikaltimas, kurio pasiekmės palietė tolimesnės kartas. Bet šis karalius atgailavo ir tekste rašoma apie jo atgailą. Išpažįstu savo nusikaltimą. Mano nuodėmė visada yra prieš mano akis. Ir dabar galime matyti, kad jokia atgaila nėra tikra atgaila, jeigu nėra nuodėmės išpažinimo. Žodžiai mano nuodėmė visada yra prieš mano akis rodo, kad Dovydas gerai suprato savo nusikaltimą. Tai nebuvo kažkoks abstraktus nuodėmės suvokimas. Taip pat, nors jis ir suprato, kad yra nuodėmingas, kaip sako tekstas, rašo, štai aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina. Bet galime matyti aiškiai, jis suvokė, kad tai jis, o ne kažkas kitas yra kaltas dėl to prasižengimo. Taip sakant, gimė supratimas apie asmeninę nuodėmę ir kaltę, kurią reikia atleisti. Pavyzdžiui, kaip jūs galvojate, ar Dievui būtų priimtina tokia atgaila ar malda? Dabar paskaitysiu pavyzdį, paklausykit. Dieve, esu nuodėmingas ir nieko negaliu padaryti. Todėl šį bei tą padariau šiandien. Kadangi žinau, kad kažkada ateityje atsiųsi pakeitinę auką, aš čia skaitau iš Senojo testamento perspektyvos, atsiųsi pakeitinę auką už mano nuodėmes, tai remdamasis tokiu tikėjimu pareiškiu, kad ta auka yra taip pat už mane, todėl tikiu, kad esu apvalytas. Amen. Kaip manot, ar Dievui iš tikrųjų yra priimtina tokia atgaila, tokia malda? Ir žinot, kodėl aš dabar pateikiau tokį pavyzdį? Deja, šiais laikais plinta toks mokymas, kad mes kaip krikščionys turime pareikšti pretenzijas į Kristaus kraują, į taip sakant jo nuopelnus. Yra toks angliškas žodis claim, tarsi pareikšti, kad tai man priklauso. Perskaičius 51 psalmę, ar matosi, kad Dovydas reikštų kažkokias pretenzijas? Nemanau, iš tikrųjų nemanau, kad taip kad reiškia. Pažiūrėkim į šitą psalmę. Šiaip iš viso šią psalmę galime suskirstyti į 3 pagrindinės dalis. Žiūrint į Rūpščio vertimą, kadangi suprantu, kad čia daugiausia žmonės turi tokį vertimą, tai pirma dalis prasidėtų nuo 3 iki 11 eilutės. Burbulio vertime būtų nuo 1 iki 9. Ir ši dalis pasižymi tuo, kad joje yra naudojami tokie liepiamosios nuosakos formos žodžiai, tokie kaip pasigailėk, panaikink, nuplauk, apvalyk, apšlakstyk, nuplauk, nugręžk, išdildyk. Ir šie visi žodžiai yra naudojami išsakyti gilų Dovydo troškimą būti apvalytam nuo nuodėmės ir kaltės. Nes jis jau dabar supranta, kad nors ir gimė nuodėmingas,
ir jam būnant nuodėmingam reikia Dievo, bet dabar jis yra ypač suterštas nuodėmės ir kalties. Jis supranta apie Dievo tyrumą, jo charakterio tobulumą ir tas supratimas atskleidžia stiprų kontrastą tarp Dovydo ir jo Dievo. Taip sakant, Dievo akivaizdoje šitas karalius yra suteptas, purvinas, dvasinė prasme. Antra dalis galėtų prasidėti nuo 10 iki 20 eilutės. Burbulio vertime, jeigu skaitytume, tai būtų nuo 8 iki 18. Ten yra tokie žodžiai, dominuoja. Leisk, sutverk, atnaujink, neatstumk, netimk, grąžink, sustiprink, išlaisvink, atverk, daryk, statyk. Ir šie prašymą išreiškiantys žodžiai nurodo troškimą būti atkurtam. Dovydas, taip galima matyti, kad jis suprato, kad jo džiaugsmas Dievu yra prarastas. Jo dvasia yra palaužta ir jis rizikuoja prarasti Dievo artumą, yra nuodėmės kalinys ir jis nebegali šlovinti Dievo taip kaip anksčiau. O tautai gresia nemalonumai, nes nuodėmėje gyvenantis karalius gali neigiamai paveikti tautos gerovę. Dovydas labai aiškiai suvokė, kad jo nuodėmė palietė ne tik jį, bet ir visą tautą. Štai kaip jis giliai suvokė savo nuodėmę. Todėl dabar pasakykit savo asmeniškai, ar jis čia reiškia pretenzijas į Dievo sūnaus auką, ar jis čia nusižemino ir pripažino kaltę. Trečia dalis. Rupšio vertime jinai galėtų prasidėti nuo 18 iki 21 eilutės, o Burbulio nuo 16 iki 19 eilutės. Čia yra minimi jau vėl kitokie žodžiai pagrindė. Jie yra tokie: aukos, aukočiau, auka, aukomis, aukosime, aukuro. Šie žodžiai nurodo į tuometinės apeigas ir jų prasmę. Auka ant aukuro tais laikais buvo tikėjimo atperkančiąją Dievo avinėlio aukos gale išraiška. Taip sakant, kuomet tu aukodavai, tu išreikšdavai tikėjimą, kad tavo auka yra už tave, kad tau atleista ir taip toliau. Dovydas dabar supranta, kad Dievui tos aukos, jeigu aukojamos nuoširdžiai neatgailaujant, yra tik tuščias ir bereikšmis gestas. Melas Dievo akise. Skaitosi, nors tu parodai, kad tiki, bet Dievas mato, kad ten širdyje nieko neįvyko. Ir dabar ką mes galime matyti? Atgaila tai yra mirtinai svarbi tikinčiojo gyvenimo dalis. Dėka jos yra suvokiama Dievo atleidimo ir išgelbėjimo reikmė. Ir tokiu būdu krikščionis šiais laikais gali įžengti į pašventinimo procesą, kurio metu širdyje įvyksta pokytis. Bet paskutinės dvi eilutės, kurios skamba taip: būk palankus ir daryk gerą Sionui, statyk Jeruzalės sienas,
Tada tu gerėsies teisumo aukomis, aukosime veršius ant tavo aukuro. Šios eilutės nurodo, kad tik Dievo gerumas gali paskatinti ir įgalinti nusidėlį aukoti teises aukas. Tik Dievo gailestingumo patyrimas mus keičia. Ir galim paklausti savęs, ir ką būtent konkrečiai jis keičia? Ką jis padaro? Paskaitysiu dar kelias eilutes, kurias parinkau, kurios būtų pagal šią temą. Pirmoji eilutė būtų iš Evangelijos pagal Luką, 7 skyriaus 47 eilutė. Evangelijos pagal Luką, 7 skyrius 47 eilutė. Todėl sakau tau, jos gausios nuodėmės jai atleidžiamos, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli. Čia Jėzus kalbėjo apie moterį, kuri nuplovė jo kojas savo ašaromis ir patepė jį vėliau kvapniu aliejumi. Kitas tekstas, kurį parinkau, tai yra iš Jeremijo knygos 31 skyrius nuo 33 iki 34 eilutės. Jeremijo 31, 33, 34. Ten rašo: štai kokią sandorą sudarysiu su Izraelio namais atėjus toms dienoms. Tai viešpaties žodis. Įdėksiu jiems savo įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį. Pažinkite viešpatį. Visi maži ir dideli pažins mane. Tai viešpaties žodis. Nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu. Ar pastebite čia kažkokius ryšius, kažkokios sąsajas? Dovydas, panašiai kaip ta moteris prie Jėzaus kojų, jau pažinojo kažkiek Dievą ir jau buvo kažkiek, taip sakant, praleidęs su juo laiko. Dovydas nusidėjo Dievui sunkia nuodėme, bet nuoširdžiai atgailavo ir jam buvo atleista. Panašiai kaip buvo nusidėlė ir sunki nusidėlė ta moteris, ir jai taip pat buvo atleista. Tikiu, kad Dovydas taip pat kaip ir ta moteris, kuomet jai buvo atleista, dar labiau pamilo Dievą. Nes mes žinom, Dovydas atgailavo ir daugiau nebesvetimavo. O dabar sakykit, kas tai yra meilė Dievui? Tai ir yra iš tikrųjų yra Dievo įstatymas. Kaip sako Jeremijo knygoje, kaip mes skaitėm, įdėksiu jiems savo įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį, tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu. Ir čia galima matyti, tai ir yra gera žinia mums šiandien. Kuomet mes iš tiesų nuoširdžiai atgailaujame ir išpažįstame nuodėmes, Dievo patirtas gailestingumas ir atleidimas įrašo Dievo meilės įstatymą į mūsų širdis. Todėl šiais laikais labai, sakyčiau, pabrėžčiau, labai svarbu neprarasti
tikrojo supratimo apie tai, kokia yra tikroji atgaila ir išpažintis. Turime prisiminti, kad pas Dievą galime ir turime ateiti tokie, kokie esame. Bet taip pat, jeigu norime pasilikti su juo, mums yra reikalingas esminis pokytis gyvenime. Ir nuo nuodėmės nusigręšime tik tuo met, kai suvoksime jos baisumą ir pražūtingumą. Ir jeigu suvoksime, kaip tai stipriai skaudina Dievą, nuodėmė. Tik tada galėsime turėti tinkamus gelbėjančius santykius su mūsų gelbėtoju šiandien, su Jėzumi Kristumi. Todėl tikiuosi, pamokslas neskambėjo per griežtai ir noriu palinkėti, nepamirškite atgailauti, nepamirškite, ką tai reiškia. Todėl būkite palaiminti. Amen.